Pas mus yra labai daug tokių vienos dienos savanorysčių, kai atvažiuoja įmonės ir kažką padeda ir mes darbuojamės kartu. Tai kai kurios įmonės jau yra tapę partneriais ir tokio netgi ilgalaikė savanorystė gaunasi, nes jie metai iš metų, pavasarį, rudenį, prieš Kalėdas, arba mes prašom pagalbos, arba jie patys skambina, sako, kaip čia jum gal padėt, gal kokią grupelę suformuot. Arba yra ir tokių, kurie kreipiasi, kad nori kažkur tai padėti tą savo vieną dieną, darbdaviai, kurie dovanoja. Tai mes mielai priemam, esam gamtoj, tai čia visada yra veiklos. Ir toks gaunas labai smagus per tą savanorystę, tą talką tokią, smagus susitikimas, nes ir žmonės su negale darbuojasi kartu. Ir tie žmonės, kurie atvažiuoja tą vieną dieną savanoriškai padėti, ar langus valyti, ar nudažyti namą, ar daržą sukasti, ar tvorą padėti sutaisyti, tai įvairių čia yra veiklų. Ir visi kartu mes grupelėmis pasiskirstom, darbuojamės ir gaunasi toks labai smagus pažinimas vienas kito ir toks susitikimas, kuris labai natūraliai vyksta ir pagalba vienas kitam ir panašiai. Tada ant laužo gaminam pietus, pietaujam visi, bendraujam, kai geras oras lauke arba viduje.